Sveika. Ir čia podcastas apie mus moteris. Šiandieną mano podcastas yra šiek tiek kitoks, be jokių svečių, aš esu viena ir tai man iš tikrųjų yra labai svarbu. Tiesiog trumpai norėjau pakalbėti šiek tiek apie save ir pasakyti, kur mes keliaujame toliau. Pradėti podcastą pas save namuose ant sofos jaukiai ir šiltai man leido pačiupinėti šiek tiek priprasti prie filmavimo, leido į tai įeiti lengvai ir taip pat man buvo labai smagu, kad ir jūs galėjote supažindinti su tuo, apie ką bus maždaug šitas podcastas. Bet dabar aš jaučiu nenuvaldomą norą išeiti arčiau realaus moters gyvenimo. Tai yra, nuo šiol aš važiuosiu į realias moterų darbo vietas, pas jas į realų gyvą pokalbį. Aš jau netransliuosiu gyvai, bet tai bus realus pokalbis su moterimi, iš jos istorija, iš jos lūpų. Tai bus moteris verslininkės, tai bus moteris kūrėjos, tai bus moteris mokytojos, tai bus moteris labai daug laikančios ant savęs. Ir mes nekalbėsime apie procedūras, mes nekalbėsime apie kainas, mes nekalbėsime apie skaudą ar neskaudą, mes nekalbėsime apie verslą apskritai, bet mes kalbėsime apie moters gyvenimą, kas ji yra už jos profesijos ribos, kas ji yra tada, kai ji grįžta namo ir užsidaro durys, kaip ji susirenka save po darbo dienos, ką ji išgyvena, kaip ji jaučiasi. Aš labai noriu papasakoti jums ir parodyti, kad moteris nėra funkcija, kad mes esame gyvos būtybės, gyvi sutvėrimai, kad mes išgyvename labai panašius jausmus, kad mes pavargstame, kad mes per daug išdaliname savęs per visą dieną. Ir tos realios istorijos su šitomis stipriomis, charizmatiškomis moterimis leis jums pamatyti ir suprasti, ką mes iš tikrųjų visos išgyvename, kaip mes susijimame, kaip mes pakilame, kaip mes einame toliau. Ir tai nebus istorijos ir pasakojimai iš varpinės viena boba sakė, arba galbūt tai yra, arba galbūt to nėra, tai nebebus pasidalinimai apie kažkokias spėlionės arba patirtis, bet tai jau bus realūs pokalbiai su realiomis moterimis iš jo lūpų, su jų skirtingomis patirtimis, skirtingų darbų tempų, skirtingų šeimos modelių, nes visos jos tikrai turės ir skirtingą kiekį vaikų ir galbūt kitos ir neturės vaikų, bet esmė, kad man norisi papasakoti apie moters gyvenimą, ne tai, ką ji daro. Žinoma, mes paliesime ir apie jos veiklą, kad leistų jums suprasti, kad apskritai kiekviena moteris daro labai daug ir šitas pasaulis iš tikrųjų realiai net nesuvokia, kiek daug daro moteris ir mes net viena apie kitą nežinom, kiek daug mes ko darom, kaip mes susitvarkom su iššūkiais. Ir aš labai žinau ir aš labai tikiuosi ir žinoma, kad taip ir bus, kad jūs galėsite palyginti save, pasakyti, o šitą aš nebandžiau, gal reiktų man dar tą pabandyti, kad kiekviena tai istorija jums įneš naujo tokio gyvo vaibo, naujo supratimo. Taip pat toksai bus kaip ir palaikymas ir jums, ir man, ir toms kitoms moteriams, tas pasidalinimas, kad suprasti, kad aš nesu viena tokia, aš turiu likimo sesę, kurios taip pat išgyvena labai daug gyvenime dalykų, su kuriais tu turi susitvarkyti. Ir jų patirtis taip pat įkvėps jūs ir mane. Ir tie pokalbiai bus grinai tiesiog kaip moteris jaučiasi, ką mes darom, kaip mes įsikvėpiam save atgal, nes būnant šiame gyvenime aplinkoje, kai tu tiek daug visko darai, kai tu save išdalini, kai tu dirbi su klientais, su studentais, kai tu eini į darbą, kai tu grįžti po darbo, darai savo veiklą kažkokią, kaip tu rūpiniesi namais, kas pas tave darosi galvoj, kaip tu save nusiramini, kokius tu turi ritualus, ar kaip tu save iš naujo pasistatai, kaip tu pastatai tą aplinką apie save, kaip tu atskiri darbo aplinką nuo namų aplinkos, ar tu neparsineši tų išgyvenimų namo,
kaip jaučiasi tavo kūnas, ar tu gauni kūno signalus, kada jau laikas yra sustoti, ar tu supranti, ar tu ignoruoji, kaip su viso to tu tvarkaisi. Tai iš tikrųjų yra realus pirmas podcastas, kurį aš iš tikrųjų mačiau, aš nežinau, jūs kažkur matėte, kažką tokio panašaus, kad tai būtų grinai moterų istorijos, ne apie dar kartą, ne apie procedūras, ne apie darbo etiką, bet kas mes esam, kaip mes jaučiamės, kas mes esam už savo profesijų ribų, už nugarų, kaip moteris, kaip tokia galinga jėga, kur tiesiog išeina į pasaulį ir viską tiesiog nušluoja, bet ne dabar, kad kažkaip blogai, bet kaip iš tikrųjų yra svarbu duoti žinoti ir kitai moteriai, kad, nu va, ir aš taip padariau, o žiūrėk, aš gal čia irgi man reikėjo pasistengti, gal aš čia biškai per daug. Nežinot, aš iš tikrųjų gyvenime suvokiau, dėl ko aš visą tai darau, o dėl ko dabar aš einu, kalbu per podcastą, kam per tą podcastą, kam aš iš visos galvoju dabar tą podcastą kurti ir kam čia man iš viso reikėjo dar papildomų veiklų, kuriuo aš ir taip turiu tokias, nes aš esu studentė, aš esu mama, aš esu šefė, aš kuriu savo brando liniją, tai gaminu žvakės, muilus ir dar ateina daug kitos naujos produkcijos, kurią tiesiog reikia oficialiai tvirtinti ir ištestuoti, kad laboratorija ištrinti ir gauti leidimą prekiauti. Aš esu labai aktyvi džimo sporto salėje, nuolatos ten einu, bet dabar, kadangi po praeitų metų operacijos turėjau šiek tiek sustoti, dabar darau tik kardio, aš darau labai daug veiklų ir be to, ir aš kažkaip suvokiau, kad aš gyvenime apskritai nenoriu taip gyventi, kad tu grįžti po darbo, pagamini vakarienę, ar galbūt jos negamini, nueini į dušą, atsisėdi prieš televizorių, pasiemi čipsų ar dar kažką ir tu tiesiog gyveni. Tai yra taip, atsikeli ryte, išeini į darbą, grįžti po darbo ir tu va, tiesiog taip leidi savo vakarus. Aš visada norėjau kažkaip įprasminti savo gyvenimą, aš norėjau kažką duoti šitam pasauliu, norėjau kažkaip pėdsaką palikti po savęs. Nes aš visą laiką kažkaip galvoju, blemba, tiek daug protėvių kartu gimė prieš mane tam, kad gimčiau aš ir švaistyti savo gyvenimą vien tik nueiti iš darbo ir iš jo pareiti, aš to tikrai nenoriu. Ir lygiai tas pats, kas kiek mes puikiai augom su istorijom, kiek žmonių žuvo už mūsų laisvę, kiek žmonių paaukojo savo gyvenimą, kiek žmonių atsisakė savo svajonių, kiek žmonių vargo gyvenimą prieš mus. Tai yra, žmonės kovoja už mūsų laisvę, už tai, ką mes turime dabar, teisingai. Ir eikvoti energiją, eikvoti kitų žmonių gyvybę, kurią jie atidavė už mus, man tai atrodo tai absoliučiai nesąžininga. Ir tas, kad mes kitą kartą jaučiasi, kad švaistom tiesiog laiką, bijodamas kažką daryti, tai yra bijodamas užsiimti savo mėgiamą veiklą, nes vis galvojam, tai jeigu man nepasiseks, o tikriausiai man nepasiseks, kaip aš tada gyvensiu toliau, iš kur aš gausiu pinigų, kaip čia viskas ateis, kaip čia man sukurti, jeigu aš nežinau, nuo ko pradėti verslą, tarkim, jeigu jūs norite dirbti savo, nuo ko man pradėti dabar sukurti tą verslą, kaip man susitvarkyti su savo baimėm, kad aš noriu daryti, bet aš bijau daryti. Arba tu tiesiog visą laiką yra tas, kad tu bijai, kad tau tiesiog nepavyks. Yra tas pas mus visus, mes tiesiog bijome nesėkmių, todėl ir nedarome. Kaip, pavyzdžiui, aš per savo gyvenimą, aš bandžiau tiek daug kartų ir tiek daug kartų aš turėjau feilų, kiek kiti žmonės net kartu sudėjus nie kartą nėra bandę, bet aš turėjau labai daug feilų, labai daug nesėkmių, žiauriai daug nesėkmių turėjau. Iš to, kad ateiti į tą tikslą, bet aš vis tiek, aš jau ir nepasidaviau, aš vis tiek, gal aš ne kiek buvau užsispyrus, bet kiek aš norėjau būti vis laik užsiėmus, nes aš tiesiog nemoku gyventi, kaip mano draugai sako, normalaus gyvenimo ir būti normali, ir tiesiog nieko nedaryti. Ir gyvenau, grįžau iš darbo, atsisėdau, savo sėdžiu čilinu ir nieko nesuku savo galvos, o aš tiesiog, dabar mano gyvenimo ritmas yra apskritai tai toks, kad aš turiu kiekvieną minutę būti susiplanavus, aš turiu susiplanavus laiką, aš turiu susirašęs netgi dienos planą, ką, kada, po ko aš darysiu, kur aš eisiu, ką turiu pagaminti, ko neturiu pagaminti. Ir
Ir man tas gyvenimas žiauriai patinka, aš nesijaučiu, kad aš gal apšvaistau savo laiką, aš jaučiuosi, kad aš tobulėju, kad aš augu. Nes, pagalvokit, man yra dabar 38 metų, aš pradėjau studijuoti universitete, kas buvo mano viso gyvenimo iš tikrųjų svajonė, kai man buvo 37. Tai aš baigsiu universitetą ir man bus 41. Tai atrodo, kam čia reikia tokį metų, kur jau čia beįsitus tą savo universitetinį išsilavinimą, bet tai buvo mano svajonė. Ir mano šeimoje nei vienas žmogus, nei vienas nėra baigęs universiteto, nei vienas neturi universiteto išsilavinimo, o aš jau turiu ir šiaip prieš tai nemažai diplomų ir nemažai profesijų esu ir baigus, esu ir floristė, ir vizualinės reklamos kūrėja, esu ir nagų technologija, nail technician, vadinasi, žodžiu, prasimokiau, gavau akademinį manikiūrai daryti, pedikiūrai daryti, visus COVID prasidėjo, tos testus. Žodžiu, nes tu turi juos, kai studijuoji, kad nes tada buvo COVIDas ir kad tu galėtum dirbti, tu turėjai turėti sertifikatą, kad tu susipažinęs su visom COVID taisyklėm ir taip toliau ir panašiai. Aš turiu ir ekonomikos netgi diplomą turiu. Ir neskaitant paprastų ten tų visų mažesnių. Ir aš dar vis tiek noriu, ir man noris, ir aš nenoriu švaistyti savo laiko, aš nenoriu, kažkaip pagalvoju, norėčiau pakeisti savo šeimos šaknis. Norėčiau turėti, aš norėčiau, kad mano tas po manęs kartais sakytų, tai ten buvo ta viena teta, ar ten močiutė, ar ten kažkas, kuri baigė universitetą, dar ne bet kur Londone, ir ji studijavo ir tik daug išmoko, nes iš tikrųjų dabar studijuoti šiuo metu, kaip aš dabar studijuoju, yra beprotiškai gera. Tarsi, tai yra toks geras jausmas, tu tiek daug informacijos pasiemi, aš tiesiog mėgaujasi, aš nuolat diskutuoju su lektoriais, mes nuolat turime apie ką pašnekėti, turime klausimų, aš vis dar išmokstu naujų dalykų, tiesą pasakius, nors aš jau galvoju, kad jau man čia tik jau, jau vis tiek to gyvenimo, jau ne pirmi metai, ir kad jau man jau čia nelabai jau ką reikia išmokti, ir sėdu. Ką sakydavo mano tėvai, kam tau tas išsilavinimas, sakydavo, man mama sako, karvė miršti išsilavinimo nereikia, nes jie įsivaizdavo, kad aš gyvensiu su jais kaime ir man daugiau nieko gyvenime nereikės ir aš nieko nenorėsiu, bet iš tikrųjų aš visą laiką norėjau daugiau, visko daugiau ir ne taip, kaip jie įsivaizdavo. Tai jo dar sakydavo, tai kam čia tas diplomas, tai pinigus skaičiuot moki kalbėti moki rašyti biški moki, ir viskas, ir ką tu čia dar nori daugiau, kam? O kam reikia, kam čia švaistyti laiką, iš tikrųjų daug žmonių ir masto. Ir taip ir yra, kad kam eiti mokintis, kam švaistyti laiką, tugi verslą gali susikurti ir be diplomo, kaip ir daugelis milijonierių yra padarę, bet aš iš tikrųjų esu kitokios nuomonės ir aš laikiu su dukrom tą patį sakau, kad, dėja, bet tai yra nuostabus, yra nuostabu, tai yra tu kiekvieną dieną išmoksti kažką naujo, elementariai. Aš esu pradirbus tikrai ne vienus metus su Excel, bet šiandieną man dėstytojas parodė visai kitokį dar dalyką, ką aš galiu padaryti su Excel. Ir man iškart įstrigo. Arba su PowerPoint, taip mes esam dirbę ir tikrai ne vieną kartą darius, kas studijavo, tikrai žinom. Bet man ta informacija vis atsigamina ir kai tau jau yra 38 ir tu dar vis išmoksi naujų dalykų. Tu nesėdi, tu neverki, kaip tau gyvenime nepasisekė ten kažkur kamputį ir nesakai, o ne, čia aš gimiau nepalaiminga žvaigždė, man čia nepasisekė, čia mano tėvai neturtingi, man dar kažkas. Aš niekada nesiskundžiau, aš niekada neverkiau, aš visada ėjau ir dariau. Tai aš noriu su šituo podcastu parodyti jums, paskatinti jūs. Galbūt pasakyti tas, kad kitos moteris būtų jūsų įkvėpimas, kad jūs pamatytumėt, kad jeigu ir tu turi nesėkmę, kad jeigu tau ir kažkas nepasisekė, tai nereiškia, kad tu esi, nežinau, dabar tas madingas sakyti, nevykėlė, nereiškia, tu esi nuostabi moteris, tiesiog tai įvyko, tu susitvarkai su ta klaida ir viskas, ir keliauji toliau, ir tu net nebesuki, lygiai tas pats, kai aš tik pradėjau studijuoti, aš dariau savo pirmą darbą universitetui, aš dar iki galo visko nesupratau, tos informacijos, viskas buvo nauja, viskas buvo labai greita, viskas buvo anglų kalba, o aš mano anglų nebuvo tokia žiauriai gera ir ji dabar taip pat nėra gera, jinai yra tiesiog pakankamai realiai susikalbėti, man atrodo, kartais. Tai nebuvo tobula ir tu dar ten pusę nesupranti, ką ten iš tavęs nori ir kaip tu darai. Tai mano pirmas darbas, similarity panašumas su kitais, tai buvo kaip po copy-paste, buvo netgi 64%, kas leidžiama yra tik 40.
Tai kaip aš padariau savo patį pirmą darbą, dabar aš jau esu labai gerai, jau labai įgudus, jau bus laika tik tais 9% arba 6%, kas yra apskritai labai mažas procentas. Tai aš irgi galėjau galvoti, o ne, dabar tai jau, ne man studijuoti, aš esu per kvaila studijuoti, ne, galėjau sakyti, aš viskas metu, man čia nereikia, kam aš čia dar be išeiginių, aš neturiu išeiginių, kam aš čia dar išeiginių, viską paukoju, viską atidaviau. Ir dar kai dėstytojas pasakė, kad labai aukštas similarity, sutapimas su kitais ir aš taip sėdžiu ir sakau, kas dabar bus. Sako, nieko darys, tipo tyrimą. Aš sakau, ką darys? Sako, tyrimą. Sakau, jūs juokaujat. Sako, ne, ko tu bijai, viskas gerai. Sakau, žinot, ką reiškia, kai sako tau Lietuvoje, kad padarys dabar tyrimą? Sako, ne. Sakau, tu realiai jau žlugęs, jau tave realiai uždarys arba, tu turi didžiulių problemų, tau šakės. Ir visi tada pradėjo, tai man dėstytojas sako, tu net negalvok apie tai, čia yra visiškai normalu, galbūt tu tik perrašysi savo darbą ir viskas bus gerai, žodžiu, priduosi iš naujo, bet mano, kadangi darbo kokybė buvo labai gera, aš pataikiau labai į temą, apie ką aš kalbėjau, tai aišku, mane praleido, nes buvo labai geras darbas, nors tas panašumas buvo aukštas, bet buvo protingai parašytas darbas, tai mane tas labai išgelbėjo, ačiū Dievui, ir aš praėjau. Bet esmė, kol tu nežinai, tol tau atrodo katastrofa, tau atrodo dabar viskas, dabar jau aš, man šakės, man nelemta, aš ten turėčiau pasikas palapus ir savo, kam aš iš viso išlindau į tą paviršių, kam aš išėjau ir dabar rodos ir visiems čia dabar einu ir žinai, tu pati jau išmokti, o su pirmu darbu pysti ir viskas. Ir, tai buvo geras ir tas, kaip pasakė, kad viskas čia bus, sakė, tai lygiai tas pas ir jums noriu parodyti gyvenime, kad ne, jeigu mes ir turime tikrai didelių nesėkmių, jeigu mes ir susirgam kažkom, tai nereiškia, kad mes turim save nurašyti ir tai nereiškia, kad mūsų gyvenimas jau ties čia baigėsi ir tikrai nereiškia, kad jeigu tu dar nori kažką daryti, o tu tikrai turi norėti, nes mes esame žmonės, mes turim turėti visą laiką kažką, mes esame patys protingiausi žinduoliai šitoj planetai sukurti. Taip. Ir jeigu tu sėdėsi, išvaistysi savo energiją ir savo protą, tai taip ir bus, tai paprastas gyvenimas tavęs laukia ir tu tada kaip tie visi kiti komentatoriai sėdi, žiūri kažką ir komentuoja, arba tiek ir daro, aš kartais neinu į TikToką pasižiūrėti ir aš esu, aš tikrai esu nustebus ir mane tai stebina ir aš galvoju, man dar ta idėja irgi patęs, reikia kažkaip protingai kažką sudėlioti moterims, ne, ten tie visi, kaip vadinasi, net nežinau, kur daro tas Maibachas, ta Kristina iš kažkur, tie visi jau, tikrai jau ten yra tokių socialių žmonių ir kas yra baisiausia, kad žmonės tai žiūri, žmonės komentuoja, žmonės laikina, žmonės jiems veda pinigus. Ir mes realiai išvaistom laiką, aš vis pagaunu save, kodėl aš čia sėdžiu ir kam aš čia žiūriu, ašgi nuo to protingesnė nebūsiu ir man pinigų nuo to nepadaugės, arba neatsitiks kažkas tokio gero mano gyvenime, kad aš vaistysiu laiką žiūrėdama, tikrai nenoriu šių žaisti, nei man čia to reikia, bet tai nėra informacija, kurią mes turėtumėm gauti ir kuri mums yra naudinga. Taip, aš žinau, mes šiandien su draugė irgi diskutavom, kad visokių reikia, bet aš kartais galvoju, kodėl, kam mums tokios pamokos, gerai, mes pasimokom, bet mes dažniausiai ir užsiraunam ant tų visų tokių, kur mes labai ir nudegam ir ta patirtis nebūna nei maloni, nei saldi, o tu, aišku, tu taip augi, tu taip transformuoji save, tu įgauni patirties, tada tau ateina visai kitoks suvokimas gyvenimo, iš dalies tai yra gerai, bet kartais aš galvoju, kad, būtų dabar jau ir gerai nebematyti, bet čia yra pasirinkimas iš tikrųjų. Aš turėčiau eiti ir nežiūrėti ir man neturėtų rūpėti, ką ten jie daro, ir kaip jie ten iš savęs dergiasi ir kaip ten kas atrodo. Tai taip, tai aš noriu turėti mūsų pirmą moterų protingą podcastą. Nesakau, kad kiti yra kvaili, tiesiog sakau, kad tas toks grinai moterų jausmai, patirti, pačiupinėti, išgirsti, kaip kitos jaučiasi. Suprasti, kad tu ne viena esi tokia, kad tau ne vienai nesiseka, kad joms nesisekė milijoną kartų, bet jos istorijos vis tiek ėjo. Taip pat aš labai norėčiau paprašyti, iš tikrųjų labai tikrai, aš neturiu labai daug moterų savo rate, kurios yra daug nešančios, kurios yra labai stiprios, kurios, iš tikrųjų mes visos esame labai stiprios,
bet man reikia turėti podcast'ui moterų, tai galbūt jūs turite kažką ir galite rekomenduoti, galbūt jūs norėtumėte, kad aš kažką pakalbinčiau, galbūt tai esi tu. Nes aš žinau, kad visos moteris yra talentingos ir visos yra nuostabios savaip, iš tikrųjų tai yra tiesa. Ir jeigu jūs turite gerų istorijų, jeigu jūs norite jomis su manim pasidalinti, su manim, su podcast'o žiūrovais, aš labai prašau parašyti man žinutę, nes aš kai pradėjau rašyti žinutes moteriams, kurias aš žinau, kurios yra tikrai labai daug pasiekusios, aukštai pasiekusios, Jėzus Marija, šiandien tai yra sudėtinga, nes tas cipeliūnų dangus mane tikrai veikia kažkaip irgi tokia, žodžiu, kurios yra labai aukštai ir daug pasiekusios savo profesinėse srityse, kurios tikrai labai daug tempia ir neša. Aš jų neturiu labai daug, bet aš kai jiems parašiau žinutę, aš parašiau, kad aš turiu podcastą, kad mano podcastas yra apie tą ir tą. Mano podcastas nebus apie tavo produkcijos reklamavimą, apie tavo darbo reklamavimą, nebus apie kaimyną, nebus apie skaudą ir neskaudą. Mano podcastas bus apie tave, kas tu esi už tavo profesijos nugaros, už tavo profesijos ribos, kad moteris nėra tik funkcija, kad mes esame žmonės, kad man rūpi tai, kaip tu jautiesi ir aš labai norėčiau, kad tu pasidalintum su podcast'o žiūrovėm, taip pat ir moterim ir jas įkvėptum. Jūs neįsivaizduojat, aš nuoširdžiai, aš nesitikėjau tokias reakcijos. Visos, kurioms aš parašiau, jos man parašė, o Dieve, ačiū, kad man pasiūlė, taip ir dar kartą, taip, sutinku. Aš tiesiog šokinėjau iš laimės, aš tikrai pripažinsiu, aš tada dirbau ir aš buvau žinutes, man pradėjo plaukti ir aš tiesiog šokinėjau virtuvėje ir visi mano kolegos, kas yra. Aš pasakiau, jie irgi šokinė. Žodžiu, aš buvau tokia laiminga, aš paskui dar gavau dar daugiau žinučių. Man taip gera, kad jūs sutinkate, man taip gera, kad jūs to norite, man gera, kad jūs norite pasidalinti, nes aš niekada kažkaip, tas ir yra ir man, kad aš nebuvau su to susidūrus ir man neatrodė, kad to iš tikrųjų mums reikia, kad moterims to reikia, kad mes norim parodyti ir palaikyti vieną kitą, kad mes norim parodyti, kaip mes iš tikrųjų daug darome ir kaip iš tikrųjų yra kartais ir sunku ir kaip mes jaučiamės ir nesuprastos, ir neįvertintos, ir kai mums ypatingai kitų dar ir jeigu nepadeda, ir dar vaikai, ir maistas, ir darbas, ir verslas, ir klienčių žinutės, ir tai yra iš tikrųjų labai sunku yra galvoje susidėti ir tos energijos turėti kiekvienam šitam dalykui. Ir aš nesitikėjau, kad visos taip sutiks ir taip džiaugsis ir taip dėkos, Dieve, kaip faina, taip labai noriu, tikrai taip ir čia, žodžiu, susiplanuoti tik reikia laiko mums dabar. Ir aš jau turiu susiplanavusi, su kai kuriuom tikrai pavyko labai greitai tą laiką patogų ir man ją atrasti. Tad kitą savaitę mes turėsime labai fainą pokalbį, labai šiltą ir labai motyvuojantį ir aš žinau, kad jūs mėgausitės taip pat ir aš žinau, kad jūs tai įkvėps ir jums tai tikrai patiks. Ir kaip ir sakau, jeigu jūs norite, kad aš kažką pakalbinčiau, jeigu turite tikrai pažįstamą, galbūt tai esi tu, būkit geros, čia drovėtis nereikia. Mums reikia vienybės moterims būti viena su kita, mums reikia priimti vieną kitą, mums reikia išmokti vieną kitą išklausyti, palaikyti ir padėti ir motyvuoti, nes iš tikrųjų, kas mane ir motyvuoja sunkiausiais periodais ir momentais, tai yra mano draugės. Tai yra moteris motyvuoja moterį. Kas gali tave geriau suprasti nei moteris? Pasakykit, tai realiai ta nuoširdį moteriška draugystė, tas nuoširdus moteriškas priėmimas ir supratimas ir palaikymas, tai yra mums, ko mums iš tikrųjų reikia šitam podcast'e, skleisti balsą, priimti tas patirtis, susipažinti su patirtim ir suprasti, kad ta motivacija turi ateiti iš tų pokalbių ir suprasti, kad mes nesame vienas, tu nesi viena. Visą laiką, jeigu norite, rašykite man, aš paliksiu savo Facebook'o profilį po podcast'u. Galite drąsiai man rašyti ir labai prašau parašykite, kas norėtų su manimi turėti pokalbį, nes aš labai noriu pažinti kuo daugiau moterų, prisiliesti prie to jų gyvenimo, jų išgyvenimo ir man tai yra labai svarbu ir aš esu tokia pati dabar labai irgi išsidegusi, ypatingai po tiek daug žinučių, kurias aš gavau iš kitų
moterų, kurios tiesiog stebi podcastą, taip pat iš tų moterų, kurias aš noriu kalbinti, joms tai yra tiesiog nuostabi idėja. Ir iš tikrųjų aš tokia esu laiminga, kad aš sugalvojau šitą idėją, kad aš einu čia, kad aš galiu jums parodyti kažką kitko, kažką naujo, ne kažkokius paprastus dalykus, kuriuos jūs galite labai lengvai rasti, nu, kaip, pavyzdžiui, apie operacijas, apie kaip išsikepti koldūną, išsibėti cepelino ar dar kažką. Tai yra tiesiog moterų išgyvenimai. Tokio podcast'o nebuvo, tokio podcast'o niekas nėra sukūręs. Ir tai aš padariau, bet sėdus blondinę, aš net galvoju ten jau taip giliai, bet taip ir taip pavyko. Ir aš tikrai didžiuojuosi to darbu ir aš labai didžiuojuosi jumis, nes jūs esat nuostabios. Iš tikrųjų jūs esate nuostabios. Aš čia tokį palaikymą, aš tokia laiminga, kad aš galiu ateiti kalbėti, kad aš galiu važiuoti pas jūs, kad jūs norite su manim kalbėti. Aš esu labai dėkinga, aš esu tokia laiminga. Aš nežinau, net kokie žodžiai išsireikšti, nes tai tiesiog atrodo net gera viduj. O toks labai geras jausmas, kad jūs to norit, jums to reikia, jūs tai priimat ir taip džiugiai priimat. Tai nebuvo, tai aš tai nežinau, ne, nesakykit man, aš nežinau, aš nenoriu lysti, aš nenoriu dalinti, dalinkimės, ateikit, aš atvažiuosiu, tiesiog parašykit, nesiųskit tik manęs už Londoną, prašau, negaliu ten taip toli važiuoti, bet dalinkimės, kalbėkime vienas su kita, įkvėpkim vieną kitą, motyvuokim vieną kitą, palaikykim vieną kitą. Nu, mums to reikia, iš tikrųjų žiauriai mums to reikia, mums reikia išgirsti iš kitų moterų, mums reikia išgirsti iš tavęs taip pat. Ir čia negali būti jokių, tai ką aš, ne, prašau, parašykit. Labai prašau, parašykit, labai prašau, rekomenduokit, ką norėtumėt, kad pakalbinčiau, aš tikrai mielai parašysiu tai moteriai. Ir dalinkitės. Ir tai nėra nieko blogo, ypatingai, jūs pažiūrėkit dabar, aš tikrai, aš sakau, įsijungiu tik to, kur, žmonės dalinasi, visiškam nesąmonėm, kur tu tikrai, ir mūsų vaikai tai taip pat žiūri, kur galėtų pamatyti normalų podcastą su normaliais pokalbiais, moterim su moterim, ir tie mūsų vaikai įsikvėps, ir tos dukros matys, ir užaugusios galės dar ne vieną kartą pasižiūrėti ir pervesti, kaip mama ten sakė ir dalinasi patirtimi. Ir tai yra nuostabu. Mama netylėjo, mama palaikė moterį, mama nesėdėjo ant sofės, nežiūrėjo teliko ir nerašė komentaro pikto kitai moteriai po jos posto arba po jos nuotrauką arba dar ten kažkam. Mama darė, mama norėjo geresnio pasaulio, mama norėjo geresnio, emocijos šitą žemę, nes mes dabar jam turiu kažkokiam chaose ir viskas yra, man kai sėdi moteris ir jos dirbo OnlyFans ir jos pasako, kiek jos padarė vyrų per naktį ir kiek jos uždirbo ir ką jos ten sėda. Man tai yra žiauru, iš tikrųjų, visi tą daro, bet, kam eiti pasakoti. Bet tokias informacijos moteris sėdi ir jos pasakos, ir jos dalinasi ir tai yra wow. Bet kai mes, moteris, padaryti norim normalų podcastą, aš noriu padaryti tokį podcastą, kuris mums būtų iš tikrųjų naudingas, ateities kartoms taip pat, nes viskas liks į istoriją. Ir mes nebūtumėm tuščiai nugyvenę. Aš nenoriu tuščiai nugyventi. Aš noriu palikti pėdsaką, aš noriu įkvėpti moterį. Man dabar iš viso kažkas pastaruoju metu, ne pastaruoju metu, bet man viskas apie moterį dabar. Man tas moteriškumas, kaip jis gimsta tavyje, kaip ta energija cirkuliuoja. Aš ir žvakės kuriu tas moteriškas. Aš aliejus dabar pradėjau kurti kūno specialius ir pati naudoju ir tai yra absoliučiai nuostabu. Taip pat ateina veido prasiklė, ateina šampūnai be parabeno, ateina kondicionieriai. Man tiesiog reikia susidėlioti ir dabar jadyti pasaką. Bet man viskas apie moterį. Aš dabar taip giliai įėjus į tą moterį, kad aš tiesiog viską galvoju apie tą moterišką energiją, ko mes neturim. Mes nori sukurti moteriai tą ritualą. Tiesiog, tu grįžti namo po darbo dienos, į dušą, suprašau, įsiplovė galvą su tikrai labai geru šampūnu. Užsitepė labai nerealų veido aliejų ant savo veido, užsitepė puikiai, nerealiai gerai sugeriant ir drekinant odą aliejų, kuris yra iš natūralių medžiagų pagamintas, užsidegė žvakę, kuri ten dega, skleidžia malonų kvapą ir tai taip pat yra pagaminta iš ekologiškų medžiagų, realiai iš veganinio sojų vaško. Ir tu sėdi, įsipili skanaus vandens su uogom, pasidarai arbatos mėtų, nežinau, kažką skanaus atsigeri ir tu sėdi ir tu
visa savo kvepianti, tavo plaukai švelnus, man tai būna, aš tiesiog sėdžiu ir kaifuoju ir man atrodo, kad aš netgi prisipildau daugiau tos moteriškos energijos, ar aš netgi rodo save, ir vėl noriu atsikeli ryte kaip nauja. Nors, pavyzdžiui, tikrai dabar ypatingai, kai tas oras yra toks, kai mes neturim iš viso šviesos, kai mes esam kažkokia depresinė tokia šiek tiek būsenoje, kada mums yra liūdna, nes saulė nešviečia, aš vakar išmečiau savo vieną orchideją, nes tiesiog žydėjo žiedas, buvo žiedas ir antiek nėra saulės, kad nevargšė, jai nėra kaip nors, aš labai myliu savo augalus, aš turiu gal kokią 30, ypatingai orchidėjos jos visos pas mane žydė absoliučiai, nes aš labai naudoju trąšas ir labai rūpinu savo augalais, kaip ir savo katinu, kuri čia dabar va. Ir mes, ir ta depresinė, ir mums reikia gerų emocijų, mums reikia gerų pokalbių, mums reikia gerų podcastų, mums reikia kažkokią naudingą laidą pažiūrėti, mums reikia tų savo ritualų mažų grįžusi namo, kaip tu save vėl palepini. Nes aš irgi prisipilu to aliejaus, prisipilus vonę, prisipilu aliejaus ten ir išgu. Toksai kvapas, vanduo, tas jausmas, kad tu esi pridrėkti. Aš negaliu net papasakoti, bet tai yra iš tikrųjų nuostabu ir tai įkvepia mane pačią gyventi, vėl norėti daugiau, eiti toliau, daryti kažką naujo, įkvėpti kitus, nesėdėti, neverkti, nes mums tos ašaros į naudą neišeis, niekam jos iš tikrųjų neišėjo, nei vienam žmogui ir niekam ir mums nuo to nebus geriau, nei man, nei jums, nei dar kažkam. Nei mūsų vaikams galop nebus gerai, kai mama ten jaučiasi visą laiką blogai ir to nenori, ir ano nenori, ir jau atrodo tas gyvenimas nebemielas. Tai va, šiandieną mano podcastas jau kaip ir į pabaigą. Aš gal išneka, iš tikrųjų, tai man atrodo buvo pirmas ir paskutinis kartas, kada aš tiek daug apie save pasakiau šiandieną. Nes kai aš pradėsiu nuo kitos savaitės, nuo šios savaitės, atsiprašau, nes šį savaitgalį aš važiuoju pas savo naują pašnekovę, pirmą pašnekovę, kurią aš turėsiu. Iš tikrųjų, šiaip antrą, bet realiai pirmą nuo to, kai prasideda jau grinai tik apie moterų emocijas, apie jau tą įėjimą į gryną mano podcastą, ką aš norėjau visą laiką padaryti, kad būtų tik moteris, moteriška energija, kaip tu tvarkaisi, kur tu eini, kur tu kopi, ką tu darai, kaip tu išsivalai. Tai realiai turėsiu šią savaitę, kitą savaitę vėl turėsiu kažką, žodžiu, mano tik vienintelis prašymas jūsų. Nereikia man kažko labai daug. Aš tik noriu, kad jūs parašytumėt man, rekomenduotumėt žmogų, su ko norėtumėt, kad aš pasikalbėčiau, kam aš parašyčiau. Aš norėčiau, kad jūs man parašytumėt, jeigu tai esi tu. O dėl, aš mielai, negali būti ne, kaip ir sakau, mes vieną kartą gyvenam, mes turim dalintis ir tai yra faina pasidalinti. Negyvenkim tuščiai, darykim kažką viena dėl kitos, nes tas pasaulis taip ir praeis. O palaikymo moteriško mums jo reikia ir jis yra reikalingas ir mes jo norim. Teisingai. Aš to man to, pavyzdžiui, yra žiauriai faina yra dalinti su jumis. Aš labai noriu, kad jūs pasidalintumėt su manim. Ir kad jūs nebijotumėt, čia neturi būti jokios gėdos, čia yra kaip tik labai nuostabu, ypatingai šiuo metu, šitam amžiui, nes tai, ką aš dabar matau aplinkai, kas yra kuriama, kas yra leidžiama, kas yra transliuojama, man yra iš tikrųjų, man yra gaila. Man čia jokio, ką tu, ne iš visur, bet iš tų tikrai kai kurių tai yra liūdna ir aš galvoju, mes kažkur net ten einam. Aš kartais galvoju, aš gyvenu ne šitai planetai, aš ne čia turėčiau gyventi, nes man, nuoširdžiai aš šiek tiek kitaip suvokiu viską ir aš manau, kad dauguma iš jūsų taip pat suvokia viską kitaip ir jums irgi šiek tiek yra baisoka. Tad pradėkim keisti pasaulį nuo savęs. Niekas nepasikeis, jeigu mes nepradėsim to daryti. Jeigu mes tiesiog galvosim, reiktų, būtų gerai, bet nei vienu nieko dėl to nedarysim. Tad aš pradėjau daryti. Aš noriu, kad jūs prisijungtumėt prie manęs. Mes galim tai pakeisti, mes galim palikti kitokią šiek tiek istoriją. Turėti mūsų anūkams, proanūkiams, ateities kartoms pasirinkti iš to, ką žiūrėti, kad čia 26 metais buvo žiauriai geras podcastas ir moteris kalbėjo apie emocijas, ko mums iš tikrųjų reikia, nes šitų emocijų, ką mes kalbėsim, kaip mes išgyvenam, tu nerasi niekur. Tu gali neguglinęs, tu gali kur tu nori ieškoti. Tų istorijų jų nebus tiek. Niekas to nekalba ir niekas taip nedaro, kaip mes norim, kaip aš noriu padaryti. Kaip mes norim kalbėti, kaip mano pašnekovės nori kalbėti su manim, kaip aš noriu kalbėti su jumis ir kaip aš norėčiau,
kad jūs kalbėtumėte su manim, nes mums to reikia. Ir mes galim tai pakeisti. Ir aš labai labai kviečiu jūs prie to prisijungti. Jeigu tu esi daug nešant ant savęs, jeigu tu nori pasidalinti, jeigu tu nori būti išgirsta, tiesiog parašyk man žinutę. Ir čia buvo podcastas apie mus moteris. Labai buvo malonu ir gera, kad jūs esate su manim. Labai gera, kad jūs buvote su manim 25 minutės. Netgi tiek prašnekėjau apie save. Labai gera, kad esat, kad palaikot, kad jūs norit ir kad jūs man aiškiai rodot, kad jūs to norit ir jums to reikia. Aš tiesiog esu kaip 9 dangui, man visą šitą savaitę man buvo wow, man buvo visiškas, aš tiesiog dėliuojuosi planus, klausimus, kaip, ką, su kuo. Ir tai buvo absoliutus kosmosas. Iš tikrųjų, aš esu tokia dėkinga už tas emocijas ir noriu, kad ir jūs turėtum iš tas emocijas. Nes tai yra iš tikrųjų nuostabus, tai yra toks kaip ir paleidimo, kaip ir gavimo taip pat, ir tai yra žiauriai geras jausmas. Tad ačiū labai, aš esu žiauriai dėkinga, aš esu labai dėkinga, kad jūs palaikote, kad jūs rodote, kad jums to reikia. Ir man yra didžiulis komplimentas, kad jūs mane priimat ir girdit ir tiesiog labai prašau, tiesiog nereikia laiksus, patį už tą. Tiesiog parašykit žinutę, ką norėtumėt, kad pakalbinčiau, ar galbūt tu norėtum, kad tave atvažiuočiau pakalbinti, ir tu nori galbūt susitikti ir atvažiuoti pas mane, ar kažkaip, ir mes tai susitarsime ir suderinsim abiems patogius laikus ir turėsim gerą šiltą pokalbį, tik moteris su moterim. Tai čia buvo podcastas apie mus moteris, bučiuoju, apkabinu visas, būkite, siunčiu gerą nuotaiką, nes tas cepelininis dangus biškio tikrai jau neprastai užkniso, bet siunčiu gerą nuotaiką, siunčiu šilumą jūsų namus, siunčiu ramybę ir saugokit save, parašykit ir iki kitą kartą.